Sveiki. Kaip aš nepavydžiu. Kaip aš nepavydžiu tiem žmonėms, kurie turi nekilnojamą turtą karališkoje šalyje. Įsivaizduokit, jeigu mane nukryžiuos, tai visa šalis nuskęs. Nes toks yra kūrėjo planas. Jeigu jūs mane dar kartą nukryžiuosite, tai tada jau nebeliks tos šalies. Tai štai dėl ko reikalingas va šitas visas projektas, visa šita situacija. Ir lygiai taip pat nepavydžiu. Oi, kaip nepavydžiu visiems, kas priėmė Britų pasą ir tautybę. Labai nepavydžiu. Aš labai ilgai ieškojau tų atsakymų ir ieškojau, kad kas nors turėtų tą anglišką pasą, Britų pasą. Ir niekaip negalėjau rasti. Žodžiu, kam nors pasakai, tai jie akis išverčia, tipo, kam čia aš tu, sakau, gal galėtumėt man parodyti, atnešti. Tai visi akis išversdavo, ko tu čia dabar nori, ir išsigąsdavo, ir tokie visi arba nepatenkinti. Didelė čia problema, čia tik pasas, parodyti pasą. Aš norėjau pavartyti ir pažiūrėti, kaip jis atrodo, ir panagrinėti, kas ten parašyta. Ir ką, aš sakau, tai Viešpatie, duok man, palaimink mane šitam kelyje ir leisk man surasti tą. Ir aš išėjau pasivaikščioti, lietingą vakarą, ir einu gatvę ir žiūriu, toks didelis pluoštas dokumentų išmestas. Va, taip, gatvėje. Ir aš juos susidėjau maišą ir šlapius parsinešiau, išsidžiovinau. Tame buvo ir senas, jau nebereikalingas, nebegaliojantis britiškas pasas. Ir aš ten viską išnagrinėjau. Ten parašyta labai aiškiai, jeigu jūs turite dvigubą pilietybę, tai jūsų šalies įstatymai nebegalioja tam žmogui. Tada žmogų gina tik Britanijos karalystė ir viskas bus tik taip pagal juos. Vadinasi, jeigu jūs turite tą pasą, aišku, greičiausiai jūs atsisakėte jau Lietuvos pilietybės, tai Lietuva jums nebegalės nieko padėti. Tai tas yra labai liūdna. Ir kada jūs pradės krausti karališka šalis, kaip jūs galėsite save apginti? Niekaip. Jūs turėsite bėgti, tik vienintelis išsigelbėjimas yra tik tai pas Jevgenijų į Aljansų. Kito išsigelbėjimo nėra. Dabar visos kompanijos, kurios dirba online ir ne online, jos turi šitą kodą, ne? Turi tą tokį kodą ir jį reikia ten nuskanuoti. Ir jeigu yra programėlė, kuri dirba ne per Google, o per Chrome, tai viskas yra pakabinta ant to velnio, jau viskas yra ten. Nes kaip aš sakau, Google yra iš Dievo, o Chrome ir Firefox yra iš to juodojo pasaulio. Taip, mes neturim kantrybės, čia greičiau mes surasim, čia taip, bet tie, kurie dirbs su Jevgenijum, turės naudoti tas programėlės, kurie yra iš aukščiausioje, ne? Google buvo sukurta. Tai čia yra labai svarbus momentas. Tai dėl to, jeigu jūs norite išgelbėti netgi savo kompaniją, kreipkitės į Business Help UK, ten Audrey Jenkins, jinai persivadinus yra, jums padės, ji žinos, kaip visą tai perdaryti, kaip viską pakeisti ir jūs būsite, išsilaisvinsite iš viso to. Jeigu nepadarysite, ateitis labai labai miglota, labai labai skausminga ir niekas jūsų negalės išgelbėti, nes jūs patys nesigelbėjot. Tai vienintelis išsigelbėjimas yra Aljansų, bėgti pas Jevgenijų. Taip. Tikiuosi mane išgirsite ir visi bėgsite ir prisijungsite pas mus
Sakykite, mes norime užsiregistruoti pas Beatą. Ir tegul jis atidaro vartus ir mes visi eisime toliau. Mokinsimės, liksime dori, išmoksime visų kūrėjo tiesų ir gyvensite palaiminti. Tai va toks aukščiausiojo planas, kad aš perėjau visas pasaulio kančias, kurias gali pereiti bet koks žmogus ir vyras ir moteris. Už viską atkentėjau tam, kad jūs turėtumėt nuostabų gyvenimą. Tai čia yra mano užduotis. Ir aš tuos video visus darau iš lovos. Paguliu ir darau. Paguliu ir darau. Tik dėl jūsų keliuosi kiekvieną dieną. Tik dėl jūsų. Tai laukiame jūsų visų, ypatingai tie, kurie turi savo nekilnojamą turtą tiek karališkoje šalyje, tiek Marijos žemelėje. Laukiame jūsų visų. Iki. Su meile. Su didžiausia meile. Iki.